ir lituanistams jaučiantieji, čia teisininkų, inžinierių, menininkų. Aš atidariau labą tikriausiai, nes Vėliavaime paprašė apie studijų programas. Gal tokia nebendrėsime visų Šiaulių universitetų studijų programų kontekste. Nes man tai kalbėti yra malonu. Studijų programų yra vienas iš Šiaulių universiteto stiprinių. Mes turime jų ne tik daug, bet ir labai įvairių. Šiandien turime visų 6 stambių sričių studijų programas. Ir humanitarinių, socialinių, ir menų, ir technologijos, ir biomedicinos, ir fizikos. 27 krypčių, 90 studijų programų, kurios yra vykdomos šiuo metu Šiaulių universitete. Ir iš tų 90, 50 visiškai naujos. Tai reiškia, pradėtos tik po Šiaulių universiteto įkūrimo įsteigimo. Ir jos tikrai nėra daugiau kaip 10 metų. Na jau štai esame pramėginas Lietuvoje ir konkrečiau tiksliau studijų kokybės vertinimo centre, kaip vienas aršiausių universitetų atakuojantis studijų kokybės vertinimo centras naujų studijų programų. Manau, kad daugumai tai yra tikrai tik komplimentas, nes atakuoti reikia. Puikiai žinome, kaip kartais mums yra tas pačias panašias studijų programas sunkiau pasiekti ir registruoti negu Kaune. Na tai va, iš tos tokios bendros situacijos galiu pasakyti, kad humanitarinis fakultetas šiandien vykdo 4 krypčių 22 studijų programas. Tos kryptys filologija, istorija ir filologija, istorija, naujoji etnologija, šiandien pradėta kryptis, ir komunikacija. 4 kryptys. Na, 22 programos, tai yra pagal kiekį fakultetas pirmauja tarp visų 8 fakultetų universitete. Na ir humanitarinio fakultete šiuo metu studijuoja 1105 studentai ir iš jų 330 lietuvių filologijos programų. Taigi tas 1105 būtų maždaug 10% viso Šiaulių universiteto studentų. Na, o lietuvių filologijos programos mato studijuoja humanitarinėme fakultete apie trečdalį visų humanitarinių fakultetų. Taigi, filologijos kryptis neabejotinai turi svariausią poziciją humanitarinėme fakultete, o iš filologijos krypties lituanistika, na, aš manau, drįsčiau teigti, yra stipriausia. Šaka iš filologijos krypties. Nėra pasidaro, kad stipriausia šaka. Taigi pirmoji pakopa yra 2 atskiros, ne visiems dėja neuniversiteto žmonėms šiandien ir žinoma, 2 atskiros lietuvių filologijos studijų programų. Tas yra klasikinė, kaip mes sakom, senoji lietuvių filologija, kuria daug metų. Ir naujoji lietuvių filologija su specializacijų, pirmų specializacijų. Išėjus visuomenę, leidybą, tiklėtai vaikystę. Tos programos Krikštatėvis dekanas profesorius Bronius Maskeliūnas ir visa komanda Lietuvos fakultetas ir visas universitetas gali džiaugtis, kad man atrodo, prieš 4 metus padarė labai svarbų žygį. Ta naujoji studijų programa specializacijų yra populiari, paklausi, kiekvienais metais tarp pačių populiariausių arba labai jau arti šiemet to populiariausių programų 10. Nes šiemet tą devynąją lituanistika, devynąją filologiją, dabar šiuo metu studijuoja 90 žmonių, o filologija su specializacijomis 190. Ir šiemet išleisime pirmąją laidą tos naujosios studijų programos lietuvių filologija su specializacija šiais. Tai yra lituanistikos laimėjimas. Na žinoma, aš kaip klasikos gerbėjas ir kaip akademinis žmogus, manau, kad tikrai turi turėti vietą ir tą akademinį lietuvių filologijos studijų programą. Galime šiandien tokia paklausyti populiari. Galėtas fakultetas mato, į kokią pusę eiti ir kokį pavadausią reikia. Aš manau, kad su tais skaičiais, kuriuos dabar paminėjau, turėtų likti universitete ir humanitariniame fakultete. Lituanistai kuruoja ir 2 magistrantūros studijų programas, lietuvių kalbotyrą ir literatūrologiją, kurias šiuo metu studijuoja 22 studentai.
Dar norėčiau pažymėti ir pasidžiaugti, kad jau kelinti metai lituanistikos studijos vyksta ir techninių studijų institute. Tai mus džiugina, tai įrodo, kad lituanistika yra reikalinga ir tiems žmonėms, kurie siekia persikvalifikuoti. Nes tame institute studijuoja jau žmonės turintys vieną aukštą išsilavinimą ir būtent siekiantis persikvalifikuoti į lituanistiką. Mes patys dirbame, tie patys dėstytojai, matome, kad žmonės iš tikrųjų turi gana tvirtą poziciją, daugumai dirba per lituanistinį darbą, bet neturi išsilavinimą. Ir tęstinių studijų institute jau yra išleidus 4 tokių lituanistų laikų ir 91 lietuvių filologijos bakalauro diplomų. Gražu? Jeigu jau persikvalifikuojama, vadinasi, lituanistika reikalinga. Na ir šiuo metu ant studijų kokybės vertinimo bendro stalo guli dar naujas studijų programa. Bakalauro studijų programa lietuvių filologija ir užsienio kalba. Ta užsienio kalba prancūzų, rusų, vokiečių. Labai reikalingas darinys. Humanitarinis fakultetas tų darinių turi daug įvairių, bet matom šiuo atveju kamienas lietuvių filologija. Ir antrosios pakopos magistrantūros studijų programa kalbinė komunikacija. Labai reikalinga. Profesorė Čepaitienė vadovavo tai visai naujos programos kūrimo grupiai. Jau žinome ir girdime, kad tai programa teks pereiti kryžiaus kelius, bet mes esame sugrūdinę. Turime ir fakultete pavyzdžių kaip ir su žurnalistika, ne iš pirmo, iš antro, ne iš antro, iš trečio karto, bet nedėjau, kad ir šitą programą kalbinė komunikacija vienas fakultete Šiaulių universitete turi. Nes apskritai ir Šiaulių universitetui ir ypač humanitarinių fakultetui, kaip oro trūksta magistrantūros naujų studijų programų. Populiaresnių, paklausesnių, labiau plečiamojo negyvenamojo tipo. Ir va šita programa, kalbinė komunikacija, būtent tokia būtų, bet tai yra tik pradžių pradžia. Ir aš galbūt su tuo gražiu linkėjimu, kad ta pradžia tęstųsi. Ir norėčiau paprašyti, kad nėra šiandien daug atėjusių žmonių ne iš universiteto. Bet tai yra kuriamos naujos studijų programos. Ypač tos mums labai reikalingos dabar antrosios pakopos magistrantūros studijų programos. Mums tiesiog labai reikėtų šviežių žvilgsnių, patarimo ir ne iš universiteto žmonių. Tai kartais yra kaip vaistas, atsakant, ko mums labiau reikia, į ką mes galime orientuoti. Ir va užtat baigiu, kviesdamas, kiek įmanoma visus prisidėti, patarimais, pasiūlymais, nes jų labai laukia.